Nusprendėte pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo? Svarbu tai padaryti teisingai. Norint pasitraukti sklandžiai, rekomenduojama pateikti 2 prašymus. Pirma, dėl įmokų į pensijų fondą stabdymo. Antra, dėl papildomų pensijų kaupimo nutraukimo. Abu prašymai pateikiami draudimo bendroviai, ne sodrai. Kodėl tai svarbu? Pateikus tik vieną prašymą, 3 procentų papildomos įmokos bus ir toliau skaičiuojamos iš atlyginimo iki balandžio mėnesio, kol pensijų fondas išmokės sukauptą papildomą sumą, o sodra grąžins darbdaviui sumokėtas įmokas iki balandžio mėnesio. Tai reiškia papildomus perskaičiavimus darbdaviui ir sodros ataskaitų tikslinimus. Tuo tarpu, pateikus abu prašymus, papildomos kaupimo įmokos stabdomos iš karto, todėl nereikės papildomų veiksmų ir darbuotojas greičiau gaus didesnį atlyginimą į rankas. Teisingi žingsniai suteiks daugiau aiškumo bei finansiško saugumo. Išsisaugokit šį video, pravers jei planuoji pasitraukti iš antros pakopos.